Nu tai sveiki, šiandien kalsime štai šitokį kaip ir, nežinau, kažkokiam jubiliatui dovaną. Mes suprasi, kam čia kalsi, bet svarbiausia, kad yra alkoholio 2 buteliai bus ir skaičius, kiek metų. Tai nieko nelaukia ir pradedam. Šitie buteliai dėsis, tai parodysiu, kai viską nukalu ir nieko nelaukia, pradedam. Vau, koks girtuoklis. Tai va, tai pradėsime nuo šitų skaičių. Štai tokių. Čia 5 ir 0. Ir tada dar parodysiu, kaip išpjaunu štai šitą plokštę. Ant šitos plokštės viskas susivyrins, viskas pasidės. Ir dabar paladar. Nežinau šiaip kaip ištiesinti, tai dar reikės sugalvoti, kaip ištiesinti, bo jisai ta plokštė kreiva, tai reikės dar pagalvoti, kai ištiesinti. Ir tada darysime šitam, kaip sakant, gėrimui, tokį kaip ir kampų, tokį kaip laikiklį, kad jisai taip gražiai užsidėtų ir laikytųsi. Tai dabar nieko nelaukia ir pradedame nuo šių skaičių. Tai kalsime pirmą, kaip ir sakiau, štai šituos skaičius. Pirmą 5 kalsime, išploninsime teščia, padarysime tokį užrėtimą, taip sulankstysime, tokį užlenksime, tada vėl čia užlenkimą ir 0 tiesiog taip užlankstysime ir čia tokį mažiuką užlenkimą. Tai nieko nelaukia ir vėl, kaip sakant, pradedam. Penketas pabaigtas, dabar pradedame daryti 0. Labai nuskubėjau, bet viską nufilmavau. Tai šiek tiek pakeičiau pagrindą, padariau iš 5 ant 4 mm juostos ir 4 taip suvyrinau. Buvo labai sunku ištiesinti, o šitą buvo lengviau ištiesinti. Buvo dalim ištiesini, tą ištiesini suvyrini, tą ištiesini suvyrini ir tą ištiesini suvyrini. Tada parodysiu viską, kai jau čia suvyrinsiu tos skaičius ir tą pagrindą. Parodysiu, kai šitas gaminu, šituos nukalu. Šitie šiaip labai paprastas projektas buvo. Čia labai sunkaus nieko ir nebuvo. Ir tada parodysiu, kai suvyrinu viską. Ir nerodysiu, kai nudažau. Ir viskas tada. Tai keliamės į praeitį ir pradedame gaminti. Pabaigėme, tai tikiuosi patiko šis video. Palaukite.
Tikiuosi patiko šis video. Turėtų šiaip truputėlį. Tikiuosi patiko šis video, dar kartą sakau. Jeigu patiko, spauskit like, subscribe. Ir, kaip sakant, susimatysime kitame video. Bye.